Fiziškas ir labai daug energijos turintis Justinas Andersonas ir jo gynyba. Taip. Smailagičius bando užsimti poziciją. Čia Laurynas Birutis atgal kamuolį grąžina Alinui Smailagičiui. Gražus pasisukimas Alinas Smailagičius Algis. Na ir taip, ir ten minėjai, kad Francisko prie Abrineso. Čia tam, kad Francisko nebūtų prie Satoranskio, kad jo nebandytų atakuoti, jis tiesiog bandytų vaikytis Abrinesą pro užtvaras. Francisko ne pats lengviau. Čia Jabari Parkeris, su juo dirba Arnas Butkevičius. Justinas Andersonas, na, puolime netoks pavojingas žaidėjas. Gavo nedidelį, bet ir fortūno šypsnį iš arbitrų, kurie nekeliavo peržiūrėjo to epizodo. Aleksas Abrinesas. Jabari Parkeris prieš save dabar turi Silveną Francisko, Jusufą Falas. Ne. Francisko, 3 sekundės. Prancūzas nesiskiria su kamuoliu, reikia atakuoti, meta iš toli ir nepataiko. Silvenas Francisko, greita ataka, Barsa jau Žalgirio pusėje ir nedaug tų pranašumų ir susikursi, kai tokį aukštą penketą turi Barsa. Dabar aikštėje pasirodė Ulanovas. Gerai juda kamuolys. Butkevičius atgal Ulanovui. Ulanovas. Jo metimą pranašumą prieš Jabari Parkerį, atgal atiduoda kamuolį į išorę. Francisko dar vienos pražangos prieš Abrinesą nesumedžiojo. Žalgiris vėl neturėjo kokybiškos atakos. Andersonas, na... Tas metimas, žalgiriečiai atsisakė kelių gerų progų, Silvenas Francisko metė super sunkų metimą ir iš karto, ką jau minėjau ir prieš tai, blogas metimas, iš karto tu gauni greitą ataką. Tiesiog pristatė, kam Kevičius dirba su Kevinu Panteriu. Ir čia kokia gera Žalgirio gynyba, Dėdė Dansonas irgi prie to prisideda. 5 sekundės, Panteris prieš Butkevičių. Į baudos aikštelę lenda Kevinas Panteris iki galo. Gali daug daryti ir nesistengdavo koncentruotis ties savo geriausiomis savybėmis. Taip, bandė save kaip šveicarišką peilį pristatyti. Čia slysteli Žalgiris gynyboje. Oso generolų. Jam yra geriausia, kai jam yra duodama laisvės, jisai gali tau sukurti iš nieko kažką. Labai pavojingas žaidėjas ir gali primesti labai daug taškų per labai trumpą laiką. Katalonų Bryantas, ar ne? Toksai savotiškas. Deividas Sirvydis iš... Vėl yra nubaudžiamas. Jeigu praėjusią savaitę tiesiog tritaškiai įsilijo per pirmą kėlinį Palau Blaugranoje, šiandien tritaškių lytis dar neišpranašauta. Sirvydis gali tą padaryti. Dar vienas. 2 iš 2. Deivid, atrodo, bando prisijaukinti Vongo gynybą ir tą daryti Brisuelai sekasi visai neblogai. Dar ir metimą išsimeta jis. Aš norėčiau, kad Deividas Sirvydį pabandytų Žalgirį surasti vėl šioje atakoje. Bet randa Danstoną. Danstonas iki galo ir čia Žalgiris atsako spurtu 8-0. Būtent tada keičiamės į metu į aikštelę. Sirvydis greitai atsikrato kamuoliu, suranda Bryantą Danstoną drausmingai šitoje atkarpoje. Bet visuomet gali pridaryti reikalų Kevinas Panteris. Dabar jį su kamuoliu. Atšokęs atakuoja Kevinas Panteris. Šiuo metu esantis Palau Blaugrano arenoje parašė, kad tikrai girdysis ir gali iš Lietuvos. Man atrodo, mes vienu metu žalia balta girdėjom skanduojant, o aistros panašu, kad tribūnose ir toliau verda. Svarbu, kad ramybė būtų aikštėje. Čia Joelis Para sudaro gynėjų tandemą šeimininkų gretose. Birutis ant parketo, pakeitė jis Bryantą Danstoną. Kol kas nelengvos Aizėjo Vongo minutės šiose rungtynėse, ypač gynybos su Žalgirio marškinėliais. Tai nutiko praėjusią savaitgalį dvikovoje su Jonavos Cibet ekipa, 13 taškų. Koks Kevino Panterio perdavimas į baudos aikštelę. Dar ir įprastai atrodo turėtų matyti svečių komandos ir galius tą darant. Na čia gal kažkom susijęs su tuo incidentu, kurį matėme. Čia ir žalia balta girdime. Taip, Žalgirio sirgaliai ir jų... Generoja. Na taip. Ir dabar būtent tą situaciją žiūrėsime, ar iki galo nugarą ir žais Čimezi metu. Vienas, antras pasistumimas, atšokimas ir čia ūgio pranašu. Francisko. Sirvydis, vėl į baudos aikštelę siunčiamas kamuolys. Vilė Ernangomezas prieš Lauriną Birutį. Birutis bando veikti Ernangomezo gynybą. Pasisukimas, taškų nėra, bet Brazdeikis metas nutrintą šypseną. Smagu, kad Igi tiek energijos ir tiek kovos rodo. Para toli nuo krepšio prieš jį Sirvydis. Čia dar kartą prie žemesnį. Taip, Katalonijos sostinėje kol kas labai girdimi yra svečių sirgaliai. Francisko gauna bloką Birutis. Džikas Johnsonas dabar kamuolius bando skirstyti. Ir supyko ant komandos draugo, kad jis nemetė. Brisuela dar kartą labai aštriai. Daug chaoso aikštelėje šiuo metu ir čia dar viena Žalgirio klaida. Reikėjo šiek tiek pristabdyti ataką. Ir Satoranskį čia nereikia. Šiek tiek gaila. Taip, ir šiame ketvirtyje Žalgiris atsilieka 4-13.
Vėl labai rizikingas perdavimas ir Barsa tiesiog supranta, kur keliaus kamuolys. Pyksta, tiesiog įsiutęs yra Andrėja Trinkieri. Būtent Brazdeikio perdavimas buvo, na, sakyčiau, toks robotinis, o čia Brizuela. Dėda Dunstonas yra Dėda Dunstonas. Jam trūksta tų užsibaigimo galimybių aplink lanką. Vėl Sirvydis su Bryantu Dunstonu. Užtvarą stato Dunstono Sirvydžiui. Prieš Sirvydį Čimezi metu. Žingsniukas iš šono, iš toli atakuoja Deividas Sirvydis. Netikslę pražangų statistiką mes matome savo ekranuose. Akivaizdu, kad abi komandos jau yra prasižengusios. Sirvydis gaila nepataiko, dabar Brazdeikis su kamuoliu. Ir antruoju Būtent tą epizodą užfiksavęs teisėjas. O sekretoriatas ir rezultatą pataisė. Dabar Žalgiris turi 28 taškus. Gedraitis iki galo. Visiškai laisvą koridorių iki pat krepšio, bet čia net ir Gedraičio bandymas gana aukštai permesti virsta bloku. Galbūt bus 3 taškai vietoj 2. Ačiū. Ačiū, imam. Satoranskį tai irgi gali būti grėsmė, kadangi Satoranskis gali bandyti aštrinti žaidimą prieš 2 pražangas turintį varžovų krepšininką. Čia nėra pražangos. Smailagičius skėščiojo rankomis, gauna perdavimo baudos aikštelę. Toliau jį su kamuoliu, koks chaosas. Bet tos klaidos, viskas galiausiai pasibaigė gerai. Čia ir netoli 3 pražangos buvo Silvenas Francisko Džabari. Beje, pirmojo kėlinio nepradėjo dėjimu, Smailagičius neįdėjęs kamuolio į krepšį. 3, 4 jis pradeda dėjimu. Čia Justinas Andersonas viską daro šiandien. Ir vėl Dovydas Gedraitis prieš tą pagalbą iš silpnosios pusės. Salenas Smailagičius ne... Ir mes nematėme įspūdingiausio rungtynių bloko. Juokinga. Skandalinga. Panteris priverčia nusimesti kamuolį Panterį Kauno Žalgirio gynybą, bet neypatingai. Matome Trinkieri planą. Nori, kad Kevinas Panteris neturėtų jokių laisvų metimų šiandien. Ojojoj, Silvenas Francisko šiandien yra labai dosnus. Vilija Ernangomezas. Brazdeikis. Leidžiasi į baudos aikštelę Bryantas Dunstonas prieš Brazdeikį Ernangomezą. Susikeitimas varžovų gynyboje. Brazdeikis gali bandyti atakuoti. Ernangomezas metimas iš toli, 3 taškai. Vilija Ernangomezas nėra jokių netikrų užtvarų. Nori Žalgiris atakuoti būtent jį, kadangi jis yra silpnas gynyboje. Ajajai, Justinas Andersonas. Galiausiai vienas iš žmonių neatmuša Justino Andersono. Gražus sumanimas. Brisuela pirmoje pusėje, dabar Justinas Andersonas tęsia savo gerus darbus ir antroje. Vėl ieškomas Dunstonas. Dunstonas čia ir toliau. Pagirti Gedraitį. Taip, bet Žalgiris turi tvarkyti su Justinu Andersonu. Kevinas Panteris vėl pabandė užtvarą pastatyti jam. Dabar jis priima kamuolį. Gedraitis. Džabari Parkeris iš toli. Metimo automatas Džabari Parkeris signalizuoja ir komandos draugams, ką reikės čia daryti. Gedraitis iki galo. Atakuoja Vilija. Bet irgi, oho. Tomašas Satoranskis. Francisko. Aukštai pakilo Ernangomezas, vėl pasaugojęs gynyboje jį. Iki galo Silvenas Francisko pagalis. Jo tas veiksmas, kuris bando užšaldyti varžovą. Sprogsta į dešinę pusę prancūzas, 2 taškai. Nepavyksta iš karto atakuoti Džabari Parkeriui atšokus, bet jis suranda visiškai laisvą Dario Brisuela. Dabar prameta 24-ąją šioje serijoje iš eilės. Čia Brisuela atšokęs atakuoja. Na, dar kartelį su 14 naudingumo balų ir 11 taškų yra geriausias komandoje. Į baudos aikštelę perdavimas, toliau juda kamuolys, Joelis Para. Na, viską pilno susikeitimo gynyba dabar transliuoja Žalgiris aikštėje. Butkevičius prieš Čimezi metu. Šitas situacijas metu jau išnaudoja pirmoje rungtynių pusėje, dabar jis atšokęs atakuoja vėl. Ūgio pranašumas tiesiog leidžia. Kad Arnas Butkevičius man yra per mažas po to. Ohoho. Taikyto metimo. Francisko užstrigęs su kamuoliu. Trūksta šiandien iš prancūzo geresnių perdavimų būtent prieš tą agresyvią varžovų gynybą. Atrodo tiesiog per fizišką yra Barsa. Čia Smailagičius gali padaryti, ką padarė Čimezi metu dabar. Smailagičius sako tą Čimezi metu. Ir vėl viskas prasideda nuo susikeitimo gynybos. Vėl ieško tinkamo išsikeitimo Barsa. Čimezi metu labai toli nuo krepšio prieš Butkevičių. Bet yra Justinas Andersonas. Tritaškio linija ir Justinas Andersonas ten atsidarė kažkiek laisvas. Jis irgi po pataikyto metimo rodo to tokį... Jis švenčia visą trečią kėlinį šiandien. Taip. Taip matysime kažką panašaus. Sato. Čia laisvą koridorių be pagalbų dabar jis turi. Žais iki galo. Na ir tiesiog vėl... Vienas prieš vieną pastoviai. 2 žmonės prie jo. Visiškai supakuotas. Oho. Čia Ulanovas.
Kamuolį metė varžovų. 30 kiek jau metų, gal aš ir negreičiausias, bet tokių triukų. Aš galvoju, tu sakysi, tu įspėjai kalbininkus prieš šias rungtynes. Ir reikės tvarkyti reikalus ketvirtajame, tai pražangos prieš Joelį Parą. Brazdeikis dabar prieš save ne Panterį turi, o Andersoną ten, Smailagičius prieš Panterį. Būtent ten jau kokias 7 sekundės jis prašo kamuolio, galiausiai kamuolys nukeliauja, nagi, tai yra 2 taškų niekada. Taip jau apibūdinčiau paskutinę Žalgirio ataką. Be jokios abejonės, čia Brisuela. Dabar Barsa ieško Čimezi metu, kai baudos aikštelėje yra Silvenas Francisko. Andersonas prieš save turi Brazdeikį. Andersonas, Žalgiris jau 10 tritaškių yra prametęs iš 14. Su neįspūdingu pataikymu pavyko nugalėti Paryžiaus komandą, bet antroje pusėje buvo tritaškių. Brisuela atšoka į šoną ir ketvirtį atsilikdamas 8 taškais dabar atsilieka 11. Ir Žalgiris tiesiog negali pataikyti iš gerų situacijų, apie tai ir kalbėjo Andrė Trinkieri. Toliau atakuokite. Ir toliau jis atrodo kaip top 10 gynėjas Eurolygoje su kamuoliu. Čimezi metu. Panteris su kamuoliu. Slenkas į baudos aikštelę metu, keičiasi Žalgiris gynyboje, pagalba, gynyboje suvaikšto kamuolys iki laisvo Džesno Andersono. Metu ir toliau nori smagintis savo dėjimais. Perėjo Brisuela. Situacijose nenuimtas kamuolys gynyboje. Ir antrojo šanso taškai. Francisko. 3 taškai. Žalgirio nėra. Panteris. Vieną kartą Žalgiris apsigynė, ar bus serija. Ir vėl kamuolys antrojų bandymų. Brisuela laisvas. Augustas Kešė rankomis. Dar ir bando parodyti arbitrui, jog Deividas Sirvydis jį laiko nelegaliai rankomis. Panteris. Ojojoj, čia tikrai ne ta situacija, kurios norėtum per sekundę, kurią turėjo varžovai. Ir 5 prieš 4 situacija. Želis Para ten kitoje aikštelės pusėje. Vongas drąsiai į baudos aikštelę. Pusėje pataikęs 3 per pirmosius 2 kėlinius ir 2 antroje. Vėl lyg žemesnė pavara turi slinktis į priekį šiose rungtynėse. Nėra akceleracijos. Čimezi metu dabar nenusileidęs. Taip, jog tos 4 pergalės tave įneš į įkrintamųjų zoną. Bet dar kol kas laiko yra ir čia jį bando užgesinti. Iš pradžių Panteris, po to jau antrojų bandymų taškus renkantis metu. Bet ir vėl viskas po susikeitimo metu likęs prie Silveno Francisko. Ir ta visko susikeitimo gynyba būtent ir negailestingai yra atkovotiems kamuolėms puolime. Na, įdomu pastebėti, galbūt šiek tiek ir per vėlai tokie pakeitimai pačioje mačo pabaigoje. Kevinas Panteris. Prieš jį lieka Smailagičius, atšokęs atakuoja Kevinas Panteris. Na, prie visų problemų dar ir Kevinas Panteris bando sugrįžti prie savo statistikos. Šiandien jo tikrai prastos rungtynės, lyginant su tuo, ką matėme praėjusią savaitę, bet vėlgi, kai turi tokį Brisuelą ir kitus, nereikia ir Panterio. Žada susirinkti ir dar įspūdingesnę statistiką. Bet ir vėl jis likęs prie Silveno Francisko ir žiūrėkite, pagalba ateina tik dabar. Andersonas laiku kerta 2 taškai ir tai yra viskas. Tai yra viskas. Padeda tašką Barcelona, būtent išnaudodama savo pranašumus po Žalgirio susikeitimų. Barsa deda taškus. Nemeta Smailagičius iš toli. Čia Francisko kaip traukia ką. Taip, nežinau, ar dar gali būti svarbus, ar galės būti svarbus, bet komandos tikrai gali likti panašiose vietose. Čia Kevinas Panteris. 10 paskutinių sekundžių. Nu, mėlėjai, mes dar kartu su Nedu Pacevičiumi studijoje Eurolygą per LRT aptarsime reikalus per rungtynių, bet studija keliasi į portalą lrt.lt. Keliaukite būtent ten, jeigu dar norite išgirsti šių rungtynių pabaigos minčių. Čia jau viskas ir Barcelona rungtynes baigė tokiu dėjimu, kuris galėjo būti įspūdingiausias epizodas, bet dėjimas kaip ir rungtynių pradžioje tikslo nepasiekė.